Esu Inga Grynė, interjero dizainerė ir sveiki atvykę į mano neseniai užbaigtą projektą, individualų gyvenamąjį namą Vilniuje, kurį pavadinau Saulės laikrodžiu. Tai pavadinau dėl to, kad šitie namai turi be galo daug langų į visas 4 pasaulio šalis ir saulė juose šviečia bet kuriuo kampu, bet kuriuo metu. Ir pagal tai, kaip krenta šešėliai, galima net skaičiuoti laiką. Dėl to ir pavadinau Saulės laikrodžiu. Labai džiaugiuosi, kad šitame projekte mane iš tikrųjų įtraukė pakankamai anksti ir mes galėjome pasikoreguoti. Atlikome keletą pakeitimų. Mes patraukėme pagrindinę stogo laikančią ašį link miegamųjų tam, kad padidinti svetainę. Šiek tiek perprojektavome tėvų korpusą, pavadinkime jį taip, tai ten galima rasti daugiau drabužinės ir didesnė vonia su daugiau santechninių prietaisų. O vaiko kambarį iš viso pasiūliau užsakovams sujungti, nes projekto pradžioje šeima turėjo vaiką pusės metukų ir kai mes projektą pabaigėm, atsirado brolis. Tai iš patirties žinau, kad 2 mažamečiai vaikai iki kol vyresniajam bus 9 ar 10 metų, jie tikrai nori gyventi kartu. Svetainė sąvoka Lietuvoje apskritai jau yra labai seniai išsiplėtusi, tai nebėra kaip buvęs salionas. Tai yra iš tikrųjų ir poilsio zona, ir valgomoji zona, ir virtuvė. Todėl, kai aš kalbėsiu ateityje svetainė, reikėtų suprasti, kad aš kalbu apie visas 3 zonas, nes aš esu iš tikrųjų šitos idėjos šalininkė, nes manau, kad žmogus, kuris gamina virtuvėje, jis yra vertas būti su savo šeima ir dalyvauti jos kasdieninėme gyvenime. Projektuojant virtuvę yra tokia tikrai auksinė taisyklė, virtuvės trikampis vadinasi. Jisai apima 3 pagrindinius prietaisus virtuvėje. Tai yra šaldytuvas, plautuvė ir kaitlentė. Eiliškumas taip ir turėtų būti, kad imant daiktus iš šaldytuvo, būtų juos lengva nuplauti plautuvėje, tada juos supjaustyti, pagaminti ir paserviruoti. Labai patiko užsakovės prašymas įrengti ir dujinę viryklę. Ir iš tikrųjų mūsų virtuvė pakankamai didelė, kad būtų galima tai įgyvendinti. Tai mes turėjome ir indukcinę kaitlentę, ir dujinę vieną, kaip čia, skylę, ar ne, ant kurios galima pašildyti maistą arba gaminti maistą tuo metu, kai nėra namuose elektros. Tokį sprendimą tikrai buvo labai lengva įgyvendinti dėl to, kad dujų balioną mes padėjome į virtuvės kampą, kuris ir taip paprastai būna mažai išnaudojamas. Dažniausiu atveju svetainėje pagrindinį vaidmenį ir daugiausiai vietos gauna poilsio zona. Ir todėl šitai zonai tikrai ko labai reikia, tai geros sofos. Aš nesakau, kad gera sofa yra ta, kuri yra brangi. Ne, kaina, žinoma, apsprendžia šiek tiek kokybę, bet renkantis sofą reikėtų atkreipti į visai dar ir kitus kriterijus, tokius kaip gamintojas, iš kokių medžiagų yra gaminama sofa, kokie yra garantiniai terminai ir ar geras yra servisas, nes gyvenimas gali nutikti bet kam. Šiaip užsakovai pačiai pradžioje pageidavo turėti sofą su šezlongu. Šezlongas tai yra papildoma dalis prikabinta prie sofos, kad būtų galima ištiesti kojas. Nors svetainė atrodo tikrai pakankamai didelė, tačiau šezlonginė sofa mūsų svetainėje netilpo. Ir aš labai stipriai atkalbinėjau klientus ir kaip sprendimą, kaip kompromisą priėjome išvadas, kad gal užtektų tik tai papildomą pufo. Nes pufas dar ir tarnauja kaip papildoma vieta atsisėsti, kai yra daugiau svečių namuose. Jisai gali tarnauti kaip staliukas, jeigu ant jo kažkoks bus padėtas kietesnis pagrindas. Ir jisai gali pilnai tarnauti kojų išsitiesimui, žiūrint arba ilsintis ant sofos. Kilimai namams dažnu atveju parenkami projekto pabaigoje, kuomet jau visos fundamentalios spalvos ir formos namuose yra. Tai didžioji dalis kilimų tiekėjų netgi Lietuvoje leidžia pasimatuoti kilimus. Jums reikia tik žinoti, koks jūsų namų stilius, koks spalvinis sprendimas, kokio dydžio jums reikia ir galite atvykti pas bet kurį kilimų tiekėją ir pasiimti keletą pavyzdžių ir parsivežti namo pasimatavimą. Jeigu jūsų svetainė yra didelė ir jums vieno kilimo neužtenka arba jis būtų tikrai labai didelis, verta pagalvoti apie 2 skirtingų kilimų derinimą. Jie turėtų vienas su kitu dėrėti aplinkoje, tačiau tai būtų tikrai labai geras akcentas ir netgi smagus toks sprendimas. Valgomojo zonoje kilimas turėtų būti didesnis už valgomąjį stalą, bent 60 cm, tam, kad kilimas apkabintų kėdes ir žmonės sėdintys prie stalo turėtų abi kėdės kojas ant kilimo. Šių dienų pagrindinis iššūkis yra šviesų kiekis.
Mes namuose dabar turime funkcinį, dekoratyvų, pagrindinį apšvietimą. Kiekvieną apšvietimą, jeigu neturi išmanių namų, reikia valdyti jungikliu. Tai kartais jungiklių linija gali pasidaryti iš tikrųjų labai šauni. Kokie mano patarimai norint išvengti tą krūvelę jungiklių prie įėjimo į svetainę? Vienas dalykas, pabandykite sugrupuoti pagal scenarijus arba pagal zonas. Imate vieną jungiklio rėmelį, jame darote 2 arba 3 klavišus ir žinote, kad, pavyzdžiui, šiuo atveju jūsų valdymas yra pagal scenarius. Tai pirmas klavišas įjungs jums paslėptą apšvietimą, antras klavišas įjungs indaujos pašvietimą, trečia galbūt pašvies kažkokį nežymų toršerą. Arba galite susigrupuoti pagal zonas. Vienas jungiklis su 3 klavišais arba 2 klavišams yra skirtas svetainiai, kur pirmas įjungia pagrindinį centrinį apšvietimą, kuomet jo reikia pakankamai daug, antras klavišas paslėptą pašvietimą ir trečias gali būti indaujos pašvietimas. Tai yra, tokiu būdu jūs iš labai daug jungiklių sutalpinsite tikrai pakankamai mažesnį eilutę. Atsiranda dažnai šeimose asmenų, nenoriu nieko įžeisti, bet jie sako, man nereikia 5 jungiklių, aš nežinau, naudoju tik vieną. Bet vieno negali padaryti, nes norisi gyventi pagal nuotaiką. Tai tokiu atveju siūlau pabandyti įdėti spalvotus jungiklius. Rėmelį galite turėti tą patį kaip ir visus, bet patį jungiklį padaryti spalvotą. Pavyzdžiui, va šitas raudonas jungiklis yra vyrui, nes jam reikia jungti tik centrinį apšvietimą. Visi kiti žino tik moteris, ką reikia daryti su jais. Ir trečias variantas, galima šiek tiek jungiklius paskirstyti pagal zonas. Pavyzdžiui, iš įėjimo į svetainę virtuvės jungiklius perkelti arčiau virtuvės. Nes dažniausiai virtuvėje prireikia šviesos tada, kai jau joje esi. Tai būtų šaunu ir ten netoli turėti galimybę valdyti savo apšvietimą dirbant virtuvėje. Tai tokiu atveju jūs vėl iš svetainės įėjimo šiek tiek iškelsite jungiklių ir turėsite mažiau apkrautą sieną. Įrengiant mažų vaikų kambarius, tėvai nori, kad tas kambarys būtų linksmas ir spalvotas. Ir tai yra labai normalu, nes vaikai iš tiesų yra labai smalsūs, žingeidūs, jie nebijo eksperimentuoti, atrasti, jie turi lakią vaizduotę. Kalbant apie paauglius, tai yra lengviau pasiekti efektą, nes reikia ištapetuoti vieną sieną arba visas sienas. Ta pačią nuotaiką galima išgauti ir baldais, bet tai jau yra brangiau. Ir tie baldai tarnaus tiek, arba tokį laiką, kol jie atitiks vaiko gyvenimo būdą. Tuo tarpu tapetą yra žymiai lengviau pakeisti ir palikti tuos pačius galbūt baldus, jeigu jie dar yra tikrai tinkantis. Jeigu svarstytumėte tapetus svetainėje, pirmiausia, jūs turite labai stipriai žinoti savo namų stilistiką. Nes tapetas turi labai stiprią stilistinę išraišką ir kokį jį parinksite, pagal jį turėsite visą interjerą ir turėti. Tai nesvarbu, ar jūs tapetuosite visas sienas, ar tik tai dalį akcentuosite, tapetas turi būti labai gerai parinktas. Aišku, tapetas svetainėje tikrai suteikia labai gerą prieskonį, jeigu jis yra tinkamas. Labai svarbi yra tokia taisyklė, kad jeigu patalpa yra didelė, tai ir tapeto raštai gali būti dideli. Jeigu svetainė yra maža, tapeto raštą taip pat reikėtų smulkinti, kad būtų proporcija. Jeigu vonioje yra vonia, tai relaksuojant joje norėtųsi atpalaiduojančios šviesos. Tai automatiškai jums reikia dekoratyvaus apšvietimo. Tai galima pasiekti keletą būdų. Vienas labai efektyvus ir labai naudojamas mūsų šalyje. Tai yra veidrodžio šešėlinis apšvietimas. Jis iš tikrųjų neapšviečia tiek, kad tu galėtum gerai save veidrodėje matyti, bet jis sukuria tikrai labai atpalaiduojančią atmosferą.
Didelis privalumas vonioje yra nerasojantis veidrodžiai. Tai yra labai paprasta technologija. Tiesiog veidrodžio nugarinėje pusėje yra paklijuojamas elektrinis kilimėlis. Jis gali būti atskirai valdomas arba gali būti sujungtas su pagrindiniu apšvietimu. Tai reiškia, kai jūs įeinate į vonią, jungiate šviesą, jūs jungiate ir antirasojimo funkciją ir kai išsimaudote duše, jūsų veidrodis niekada neprasoja, jis visada būna pašildomas ir galite toliau atlikti darbus, kuriuos esate numatę vonioje. Visi namai pirmiausia pasitinkami su pirmu įspūdžiu. Ir tas pirmas įspūdis turi būti labai gerai matomas, jis negali būti paslėptas arba matomas tik išeinant iš patalpos. Jis iš tikrųjų turi pats įkristi į akis, todėl kiekvienas interjero dizaineris atėjęs į projektą nustato, kas tai galėtų būti. Mūsų atveju tai buvo didysis centrinis langas, kuris tarsi išgriauna sieną ir nurauna namo stogą. Toks pasidaro didžiulė erdvė, per kurią viską, ką tu matai, yra tavo namai. Ir per tuos langus gali patekti į namus didžiausia turbūt visatos dovana, tai yra natūrali šviesa.